Pasižiūrėkim, koks žmogus nuolatos galvoja apie jūs. 3 variantai. Ir pasižiūrėkim, ką galvoja. Ir taip pat pasižiūrėkim, kodėl galvoja nuolatos apie jūs. Pirmasis variantas, tai žmogus išmintingas, kaip atsiskyrėlis, tai su dideliu žinių, išminties bagažu, kažkoks galbūt ir mokytojas, ar kažkoks vyresnio amžiaus žmogus, ar patyręs žmogus. Galvoja todėl, kad jaučia švelnius jausmus jums, kaip aš turiu, kažkokį švelnumą, rūpestį jaučia jums ir kągi galvoja, kad jūs esat žmogus kaip karalienė kardų, kad vertas pagarbos, kad esat išmintingas, esat ryžtingas ir matosi, kad rūpit jam, galbūt ir nori pasidalinti kažkokiomis žiniomis, todėl, kad jūs jam esat mielas ir tas žmogus taip pat yra toksai rūpestingas ir nori su jumis pabendrauti. O antrasis variantas, tai karalienė lazdų, kažkokia veikli moteris, galbūt ir ezoterikė gali būti, kad jinai turi kažkokių planų, galbūt ir kažkokias naujas veiklas sukurti bendras, kad galbūt kažką nuveikti kartu, nes jaučia jūsų stiprią energiją, kaip 8 lazdos, tokį jūsų potencialą, galbūt ir norą jūsų jaučia, kad jūs galite taip pat užsiimti praktikomis ezoterinėmis, bet jeigu ne apie ezoteriką, tai apie tas veiklas, kurios uždega kūrybą ir kad yra kažkokios galimybės ir moteris mato potencialą, kaip jūs galite tame dalyvauti. O trečiasis variantas, tai kažkoks žmogus, kuris turi tokį stiprų ketinimą, galbūt ir norą susitikti ir išsiaiškinti tam tikras situacijas, galbūt ir čia įvyko kažkokie nesusipratimai ir pykčiai, ir kad reikia tą situaciją išspręsti, taigi tas žmogus turi stiprų tokį ketinimą su jumis susitikti, išsiaiškinti, kad nebeliktų kažkokių nesklandumų, galbūt